Labas vakaras. Šiandien mes svečiuose pas poną Algimantą Miškinį. Lietuvos architektas, urbanistikos istorijos, kolekcininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslo akademijos narys, korespondentas, profesorius. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakyk, profesoriau, jūs kas nors sėja su Jonava? Mane su Jonava sėja nemažai dalykų. Visų pirma, Jonava, kaip ir kiti Lietuvos miesteliai ir miestai, yra tam tikras kolekcionavimo objektas. Senosios Jonavos nuotraukos mane domino, seni planai. Visa tai buvo susieta su mokslinė veikla, kurią aš vykdžiau maždaug nuo 53 metų. Kitas dalykas, tai yra rezultatas tos veiklos, tai yra leidiniai, kuriuos aš rašau apie Lietuvos miestus, miestelius ir esu parašęs apie Jonavą bent 4 mokslinius straipsnius, kurie šiuo metu yra suvesti į vieną knygą. Toje knygoje yra ir kiti objektai, o čia šitoj knygoj Vidurio Lietuvos miestai miesteliai yra nemažas straipsnis apie Jonavą, pradedant nuo miestelio genezės, tai yra jo atsiradimo, nuo jo raidos, kaip kas statėsi, kokie žmonės gyveno, kas daugiausiai lėmė miestelio raidą, kaip mes žinom, tai buvo Kosakovskiai. Ir tai yra bendrais bruožais, bet nelabai detaliai parašyta apie laikotarpį iki šių dienų. Netgi, reiškia, tarybinio laikotarpio užstatymas yra įvertintas, miestelio plano raida, kaip miestas buvo gadinamas. Pavyzdžiui, viduryje klasicistinės aikštės, kurią galbūt suprojektavo Stoka Gucevičius, sovietmečiu buvo pastatytas vaikų darželis Lopšelis. Tuo požiūriu Jonava kultūros paveldo sferoje gerokai nusmuko, o ji buvo įdomus objektas tiek klasicizmo laikotarpio požiūriu Lietuvoje, tiek ir savo fizinę būklę. Erdvė, kuri turėjo istorinę reikšmę, buvo sunaikinta. Kągi, mes su jumis turbūt dar tą temą, jūs, kadangi esate architektas ir apie Jonavą su jumis reikėtų pakalbėti kitą temą. Šiandien mes atvažiavom pas jūs pakalbėti apie kolekcionavimą, tačiau prie šitos temos reikėtų ateityje dar sugrįžti. Aš noriu dabar jūs paklausti, jūs esat vienas žymiausių turbūt Lietuvos kolekcininkų, jeigu nežymiausias. Pasakykit, kas jūs paskatino užsiimti kolekcionavimu, kas buvo jūsų tėvai, ar jie įtakoja šitą? Mane kolekcionavimui paskatino, jei galima pasakyti, tam tikras prigimties bruožas. Aš gimiau kolekcininkas. Yra žmonių, kurie gimsta tokiais. Ir aš buvau vienas iš jų. Nors sąlygos man kolekcionuoti atsirado dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Mano tėvai nebuvo labai išsimokslinę, tačiau jie mėgo turėti kambariuose paveikslų, kad nebūtų nuogos sienos, kad žmogus jaustųsi vis dėlto tam tikroje terpėje, kurią puošia ne tik ta aplinka žmogaus paties sukurta, bet ir kitų sukurta, dailininkų sukurta aplinka. Tai pas mano tėvus buvo keletas paveikslų, vienas iš jų tai žymaus lietuvių dailininko Jono Mackevičiaus, kuriame pavaizduota
pavaizduota Birštono Beržų alėja. Ten mano mama Birštone gydėsi ir ji pamatė, kaip dailininkas tapo, jai patiko tas darbas ir jis su juo susitarė, kad kai jisai baigs, nupirks. Vat. Tai reiškia, buvo dar ir keletas paveikslų. Nu, o iš esmės tokį aiškų stimulą kolekcionavimui, tai man davė mokslinė veikla. Aš kadangi tyrinėjau Lietuvos miestus ir miestelius, tai man teko sukaupti nemažai istorinės medžiagos. Tai yra senų nuotraukų, senų atvirukų, kaip atrodė tie miestai ir miesteliais, caro laikais, tarpukario laikotarpiu. Vertė mane, skatino mane rinkti planus senus. Vat pavyzdžiui, Jonavos planų aš turiu nuo 18 amžiaus pabaigos. Kada, reiškia, dar Kosakovskiai valdė Jonavą ir turėjo dvarą šalia miestelio. Taip kad kolekcionavimui paskata buvo profesionalumas, profesionali veikla ir perėjusi vėliau, kada jau ta veikla buvo, kitaip sakant, jau jį įgavo savo tėkmę, atsirado hobi, neišvengiamas kolekcionavimo, reiškia, palydovas, juo labiau, kad tas hobis sutapo su mano profesija. Bet jūs paskui pradėjot kolekcionuoti meno kūrinius. Iš pradžių pas jūs buvo kolekcionavimas dar ir kitų dalykų, bet paskui jūs perėjot prie meno kūrinių vis tik. Kodėl tai buvo? Kodėl taip įvyko? Visi berniukai beveik pradėjo kolekcionuoti pašto ženklus, dar ankstyvame amžiuje. Bet šitie dalykai per daug išplito filatelija. Filatelistų būt, tai reikėjo turėti nemažai pinigų, nes gerą pašto ženklą nenupirksi ar ten seriją už kelis centus tuo metu, kai aš pradėjau. Tad natūralu, kad filatelistika aš domėjausi gana trumpai. Jo labiau, kad jos to kolekcionavimo pabaiga buvo gana tragiška. Man prasidėjus Antram pasauliniam karui, mes šeima pasitraukė į Bružės kaimelį netoli Vilkijos ir ten, pereinant frontų, mes iš tų namų taip pat turėjom pasitraukti. Tai kada grįžom, tai mano pašto ženklai buvo išbarstyti ant grindų ir rusų kareivių sutrypti. Tai vat, aš natūraliai nebebuvau filatelistas. O meno kūriniai tai atsirado iš esmės dar renkant medžiagą, mokslinę medžiagą miestų ir miestelių vaizdams, kaip žinoma, ir buvo ten ir įvairių dailininkų, kurie piešė miestus, miestų pastatus, gatves. Čia ir buvo ir Orda, ir vėliau Riomerienė, kuri Žemaitijoje gyveno, dailininkė Riomerienė. O po to mane paskatino kultūros istorikas Edmundas Laucevičius. Jis man sako, ką tu čia renki? Užsiimk rimtais dalykais. Nu, tai kažkaip, kadangi pradžioje užuomazga buvo, tai aš persimečiau iš esmės į dailę. Kolekcininkų pas mus būna įvairiausių Lietuvoje. Tai būna ir tie, kurie daugiausiai užsiima, tai būna biznio reikalais. Verslas tai yra, daugumoje. Kiti, dėl to, kad visuomeniai turėtų tam tikrą padėtį, jie kolekcionuoja, sakykime, kažkokius tai paveikslus ten ir meno kūrinius ir panašiai. Aš jūs priskirčiau prie patriotų
kadangi jūs iš to nieko savo neturit. Ir jūs dabar perdavėt savo kūrinius muziejui. Ir kaip jūs vertintumėt iš viso kolekcininkus, kur yra tikras kolekcininkas ir kur yra kolekcininkas, savanaudis, aš nežinau, kaip pavadinti tokius žmonės, kurie užsiima. Matot, tikras kolekcininkas, tai jis turi ne tik rinkti, bet ir domėtis tais eksponatais, kuriuos surenka, tyrinėti jų istoriją, žiūrėti, kokiu būdu, pavyzdžiui, užsienio dailininkų paveikslai atsidūrė Lietuvoje, ar tai iš dvarų, ar tai atvežė kažkas vėliau parduoti. Visa tai sudaro kolekcionavimo veiksmų kompleksą. Rinkti tai dar ne viskas. Bet jūsų tikslas buvo kitoks. Jūs rinkot vis tik tam, kad su tą mintim, kad ateityje jūs paliksit kartom. Taip, aš rinkau nesiekdamas parduoti. Nes, kaip aš galiu parduoti savo gyvenimo dalį? Kolekcionavimas buvo mano gyvenimo dalis. Ir solidi dalis. Jeigu aš būčiau išpardavinėjęs, tai aš būčiau, taip sakant, kaip tam tikrą metamorfozę galima pasakyti, save išpardavęs. Vis tik dalį kolekcijos jums teko parduoti. Tuo metu buvo sunkmetis, jūsų tėvą buvo ištrėmę. Papasakokite tą istoriją, kodėl tėvas buvo ištremtas ir kaip jūs atsidūrėte, kokia buvo jūsų tada padėtis tuo metu. Mano tėvas buvo patriotas ir buvo šaulys ir buvo šioks toks šaulių būrio vadas Šančiuose. Tai čia prieš karą dar? Prieš karą. Ir natūralu, kad jis ir turėjo ir šiokią tokią biblioteką. Ir natūralu, kad jis buvo vienas iš tos pirmosios bangos atleistų sovietų valdžios žmonių. Jis slapstėsi, reiškia, po to pateko, jis sugavo, pateko jisai į Vorkutą vėliau, jau po antros okupacijos. Vokiečių okupacijos metais jis buvo rezistencijoje prieš vokiečius. Kadangi jis buvo kariškų drabužių siuvyklos vedėjas, karinės intendantūros, jis pažinojo daug kariškių, aukšto rango kariškių, jiems ir pats siūdavo drabužius. Ir natūralu, kad jis tiek pagal savo dvasinę būklę, kaip patriotas, tiek pagal tos pažintis, kurias jisai įgijo dirbdamas, jis negalėjo nebūti rezistentų ir prie vokiečių, ir prie rusų. Vis tik, kas jūs paskatino perduot savo kolekciją muziejui? Kai kurie kolekcionieriai, jie muziejais nepasitikė. Jie skaito, kad tai turi būti, kolekcija turi likti pas juos namuose, saugoma namuose ir muziejais nepasitikė. Kaip jūs nutarėt, kaip taip gavosi, kad jūs perduodėt savo kūrinius muziejui? Čia buvo natūralus dalykas. Visų pirma, tai prisirinko gerokai tų objektų, kurias kolekcionavau. Ir visų pirma, dailės. Mano butas nedidelis, tad man reikėjo galvoti, ką daryti, parduoti ar atiduoti. Aš vis dėlto laikau, kad kiekvieno žmogaus gyvenime yra ne tik jo privatus šeimos interesai, bet yra ir visuomenės interesai. Ir visuomenės interesai būtent skatina ugdyti valstybę, ugdyti visuomenę, kelti jos mentalitetą. Ir dėl to mano pasirinkimas buvo labai aiškus. Aš niekada negalvojau parduoti, o visada tik dovanoti. O, sakykit, jūsų žmonai tai netrukdė pas jūs paveikslai, su jumis išvien? Atvirai pasakius, reiškia, aš jau 15 metų neturiu žmonos, bet iki tol pradėjęs aš sugebėjau ją įtikinti, kad tai, ką aš noriu padaryti, yra reikalinga. Tad reiškia, konfliktų pas mus nebuvo.
Kitas dalykas, kad, reiškia, žmona taip pat architektė buvo, kaip ir aš. Ir mes su menu susiję. Mano duktė architektė, mano anūkas skulptorius. Taip kad, reiškia, čia buvo ta terpė, kurioje negalėjo būti prieštaravimų dailės, pavyzdžiui, kolekcionavimui ar kolekcionavimui dalykų susijusių su dailės. Jūs ir dabar randat kažkur tai meno kūrinius. Su jumis turbūt labai gerai būtų nueiti į turgų. Sako, kad jūs net Aleksote randat ir dabar kažką tai papildyti savo kolekciją. Nu, atvirai pasakius, į Aleksotą aš patekau ne taip senai. Tada, kada jau tų dalykų, paveikslų ir panašiai meno kūrinių galima buvo sunkoka buvo rasti. Pradžioj tai ten buvo labai daug visko, bet aš sakau, mane nuvežė vienas kolega ir aš dabar pastoviai lankausi. Esu įsigijęs ten gerų paveikslų, bet tai buvo anksčiau. Dabar ir vakarų Vokietija, ir Belgija, ir Skandinavija, visus tos kraštus, iš kurių anksčiau veždavo žmonės gana laisvai dailės kūrinius, dabar užplūdo Lenkai, Rusai, Ukrainiečiai, taip kad lietuviai neišlaiko tos konkurencijos. Ir šiuo metu, pavyzdžiui, tokiam Aleksoto turgui, į kurį aš su mielu noru nueinu, galiu nupirkti, kokį nedidelį dalykėlį dovanai, rėmą kokį, kuris tenka, bet jau gerų dailės kūrinių jau jų nebėra. Sakykit, tarkim, jaunas žmogus, arba kad ir aš, nutarčiau būti kolekcininku. Bet tam reikia turėti tam tikrų žinių. Turbūt kiekvienas žmogus šiaip savo, jisai bus gal kolekcininkas, bet kažin, ar jo ta kolekcija bus vertinga. Aš irgi galiu dabar į Aleksotą nuveikti, prisipirkti savo paveikslą ar dar kažko tai, bet kad tai bus niekinė kolekcija. Visų pirma, tai aišku, išprusimas turi reikšmės. Profesinis išprusimas. Aš nesu baigęs kokią nors dailėtyros studijas ar ką nors, nesu baigęs. Tačiau ta patirtis atsiranda su laiku, kolekcionuojant. Ir kada susirenka daugiau objektų, tai tik lyginimo keliu gali surasti, išaiškinti tuos, kurie turi didesnę vertę, o kurie mažesnę. Taip kaip kalboj. Kalbotyra, tai yra lyginamoji kalbotyra, lietuvių kalba, lyginant su kitomis kalbomis, ji turi ryškių savitumų. Tai ir seniausia Europos kalba, tarkim. O kaip išryškėjo? Tik tai lyginant. Dabar jūs, Lietuvoje yra kolekcininkų asociacija. Taip. Bet ne kiekvienas žmogus ten priimamas ir ne kiekvienas ten gali patekti. Kokie žmonės ten renkasi ir kas ten gali būti pakviestas į tą asociaciją? Aš nežinau, manęs atrodo nieks nekvietė, savaime gavosi taip, kad bendraudamas su rimtais kolekcininkais, aš buvau tame tarpe ir patekau į asociaciją, bet asociacijoje yra visokių kolekcininkų. Visokių. Taip, kad čia ta sudėtingas dalykas yra atranka žmonių, kurie gali būti asociacijoje. Bet kuriuo atveju kiekvienas save gerbiantis kolekcininkas ir turintis tam tikrą kolekciją, kuri tarp kolekcininkų yra pripažįstama, gali būti asociacijos narys. Jūs perdavėt savo kolekciją muziejui, bet ar jūs nepasiilgstat savo tų objektų? Jūs nueinat į muziejų pažiūrėti juos? Reikalas tas, kad aš perdaviau Kaunui, Kauno miestui. O Kauno miestas sudarė sutartį, kad eksponuos muziejuje. Reiškia, mano paveikslai
ir ten kiti dalykai, kuriuos perdaviau, tai nėra muziejaus nuosavybė. Tai yra Kauno miesto nuosavybė. Muziejai išnyksta ir gimsta. Miestas neišnyks tikrai. Ir jūs galėsit bet kada nueiti pažiūrėti savo. Aš ir dabar nueinu, aš pažiūriu, kaip ekspozicija atrodo. Reikalas dar tas, kad ne visi, pavyzdžiui, eksponatai padaryti ant popieriaus turi nustatytas tam tikras eksponavimo laikas, nes popierių veikia laikas. Tad reiškia, jie turi būti keičiami. Ir aš turiu glaudžius ryšius su tais muziejininkais, kurie prižiūri mano kolekciją. Jūs per tiek metų įsigijot daug meno kūrinių. Sakykit, ar būdavo tokių istorijų, kad jūs prašaudavot, nepaimdavot ir dabar gailėtės apie tai, kad jūs neįsigijot kažko tai? Gailiuosi ir taip, ir kitaip. Gailiuosi, kad pirkau kai kada menkaverčius arba falsifikatus, o tai suvokti reikia tam tikro profesionalumo. Ir gailiuosi tai, kad nenupirkau kai kurių paveikslų, kurie iš tikrųjų buvo vertingi, bet aš tuo metu dar nesupratau tos jų vertės. Ir taip čia gali tęstis metų iš metais. Netgi senatvėje žmogus, kada išprūsta šitoj sferoje kolekcionavimo, vis tiek jis nėra 100% tikras, kad jis gali nupirkti tikrai vertingą darbą. Juk žiūrėkit, kaip valomi muziejai. Reikšmingi, svarbus muziejai Amerikoje, Europoje yra valomi nuo tų menkaverčių dalykų, todėl kad ten yra, pasirodo, ir nemažai falsifikatų, yra ir nemažai tokių dailininkų, kurie negali būti muziejai eksponuojami. Taip aš suprantu, kad jūs per jūsų tą laikotarpį, jūs ne vieną kartą bandė ir apgaut, pakišti falsifikatus. O kaipgi, sąmoningai. Sąmoningai. Matot, čia reikia būti labai atsargiam šitoje vietoje. Viską mums reikia iškesti. Reikalas tas, visų pirma, žinojo, kad aš renku akvarelės. Pradžioje aš sukoncentravau dėmesį akvarelės. Tai kai tik sužinojo, ką renku, iš karto akvarelių kaina pakilo. Po to, ne tik tuo metu, bet ir aplamai Lietuvoje yra žmonių, kurie padirbinėja dailininkų parašus. Šitą dalyką išaiškinti nėra taip paprasta. Perkant, man atnešė, aš pažiūrėjau, parašas maždaug toks, aš nupirkau, bet kai aš nunešiau ir peršvietė rentgenu, pasirodė, kad parašas yra padirbtas. Tai čia yra neišvengiamas dalykas, kaip ir visame mūsų gyvenime. Mes perkam parduotuvėj gerą daiktą, bet tai jis nebūtinai geras. Ar jūs galėtumėt įvertinti savo kolekciją? Aš įsivaizduoju, kad jūsų kolekcija dabar kainuotų tiek, kad jūs galėtumėt materialiai gyventi galbūt ir kitaip, ir turėt galbūt ir namą, jeigu jūs ją parduotumėt, tą kolekciją. Jūs maždaug žinot, kokia jinai jos kaina. Pačios kainos aš neklausiu, bet ar jūs galėtumėt įvertinti? Matot, reikalas nėra statiškas. Dailės objektų kainos svyruoja. Visų pirma, pasirodo, kad kai kurie dailininkai, kurie yra vertinami finansinių požiūrių gana aukštai, meninių požiūrių nėra aukštai. Tai yra tam tikras sezoniškumas. Dailininkas šiuo metu yra populiarus. Taip kaip architektas, kai manęs klausia, sakyk, tas architektas. Sakau, madingas architektas, tai nebūtinai geras architektas. Ta pati galima pasakyti apie dailininką. Sakykit, jūs dar papildot savo kolekciją, jūs dar renkat meno kūrinius? Renku ir rinksiu, matyti, iki tol, kol dar galėsiu vaikščioti. Čia neišvengiamas dalykas.
Nu kągi, ačiū Jums už pokalbį, mūsų laikas jau baigėsi. Su mumis buvo Algimantas Miškinis. Ačiū.